Labas! Peržiūrėję šitą video iki galo gausite išsamų top vaistažolių, augalinių produktų ir maisto produktų sąrašą, kurie padės sumažinti cholesterolio kiekį be vaistų. Suprasite, kokius tyrimus būtina atlikti, jeigu įtariate padidėjusi cholesterolį. Atskleisime apie naujausius cholesterolį reguliuojančius medikamentinius preparatus. Sužinosite, kokie alternatyvūs medikamentai be statinų gali padėti esant padidėjusiam cholesteroliui. Cholesterolius ir riebalų rūgštis. Ką būtina žinoti apie omega-3 vartojimą, jeigu cholesterolis jūsų organizme yra padidėjęs. Na ir galiausiai gausite gydytojos rekomendacijas, kokie nesudėtingai įgyvendinami pokyčiai mityboje padės atsikratyti padidėjusio cholesterolio ir išvengti galimų ligų. Na, o dabar spaudžiame mygtuką prenumeruoti, tai pirmieji gausite naujienas apie mūsų naujus video ir nykščio mygtuką apačioje ir keliaujame žiūrėti seminaro. Taip. Kokia yra norma? Manau, visi žinote. Jeigu nesergame ir esame visiškai sveiki, tai bendras cholesterolio kiekis turi neviršyti 5,2 milimolių litre. Tai yra laikoma norma. Ir normalus blogojo cholesterolio kiekis kraujyje turi būti mažiau 3. Mažiau 3, 3 arba mažiau 3. Tai šitos reikėtų rodmenis pasiklausti gydytojo ir tiesiog užsirašyti, žinoti, stebėti dinamiką, nes vis tiek kartą metuose ar kas pusmetį tos tyrimus ir šeimos gydytojas privalo atlikti mums tą vadinamą lipidogramą. Ne vien, kad užrašo cholesterolis vieną žodį, bet turi būti užrašyta lipidogramą, kad išskirstyti į visas ir sužinoti visus tris cholesterolius. Ir gerąjį cholesterolį moterims 1,2, vyrams daugiau vieneto. Čia tas geruolis, kuris surenka tą blogąjį. Matot, jo organizme nėra tiek daug, bet jis turi tokį gerą misiją mūsų kraujotakoje. Tai tie kiekiai, manau, šiandien pas jūsų mačiau tų trejetukų, visi turite virš 5, o jeigu neturite duomenų apie šitą išsiskirstimą, apie gerą ir blogąjį cholesterolį, mažo tankio, didelio tankio, praktiškai jokių komentarų mes negalime ir negalime spėlioti. Kartais tie tokie pasakymai, mano cholesterolis aukštas, ten 7, 6, 8, bet jeigu nėra tų frakcijų, tai mes praktiškai esame, visada prašome tą atlikti lipidogramą. Ir dabar dar labiau laboratorijose jau mūsų privačiose galime įsitirti, labai mažo tankio dar yra netgi tas frakcijas išskirsto, kurios jau ten ypatingai agresyvios yra cholesterolio frakcijos. Ir bendras cholesterolis yra tik pirminė diagnozė. Ji neturėtų viršyti 5,2. Jeigu jums randa, aišku, gydytojas 5 ir ten mažiau, tai jūs ir nekvies toliau to tirti ir jūs galite būti ramus, jeigu randa tą normą. O jau nustačius didesnį kiekį, būtina ištirti lipidų spektrą, arba tą vadinamą lipidogramą, ir mažo, ir didelio tankio, ir dar trigliceridus, nes jie irgi turi reikšmės. Ir trigliceridus praktiškai mums reguliuoja omega-3. Kaip nekeista, daugelis skaito, kad tai padeda cholesteroliui, bet jie daugiau padeda trigliceridam. Ir sveikų asmenų lipidograma atliekama, tada pakanka bendro cholesterolio serume, o jeigu yra jau 6,5, turintiems ypač rizikos veiksnių ir netgi daugiau 5,2, sergantiems išeminė širdies liga, jau neatsižvelgiant į bendrą, darome tą frakcijinį pilną ištyrimą. Jau visai netrukus sugrįšime prie paskaitos. Aš tikiuosi, kad gydytojos patarimai jums bus naudingi ir tikrai jais pasinaudosite.
O jeigu ieškote ne tik teorinių žinių, bet ir praktinių būdų, kaip padėti savo gyventi sveikiau, kaip pasirūpinti savo virškinimo sistema, maitinti sveikiau, būti fiziškai aktyvesniais, įtraukti daugiau skaidulų į savo mitybą ir sureguliuoti cholesterolį tuo pačiu, apačioje po šito video palikau jums specialią nuorodą. Prisijungę prie skaidulų prenumeratorių bendruomenės, kas mėnesį ne tik gausite po naują skaidulų mišinio pakuotę, bet taipogi ir mitybos planus, online sporto programas, sveikatingumo ir psichologijos kursus, kurie padės visapusiškai pagerinti savo gyvenimo kokybę. Skaidulų drakonas prenumeratą ateinančias 72 valandas įsigysite net su 85% nuolaida. Spauskite nuorodą po šito video ir prisijunkite jau dabar. Tie padidėjimo lygiai gal tikrai irgi neapsunkinsiu. Saikingai padidėjęs, kai yra 6,5 ir to blogojo cholesterolio 3 ir daugiau 4, mažojo 1,7 iki 4,5. Čia tiesiog laboratorinės normos, manau, jums šitų duomenų tikrai asmeniškai nereikia, tą paaiškins jums gydytojai. Ženkliai padidėjęs, kai yra 6,5 ir 8 ir efektyviai reguliuoti mažo tankio kraujyje. Didžiąją dalį antilipidinių vaistų yra būtent tie ir yra, kur aš minėjau, statinai. Metil užblokuoja šitą kepenyse fermentą, kuris skatina cholesterolio gamybą, bet šį kartą neįsivelsiu į tą temą, kokios pasekmės yra naudojant statinus, nenoriu. Geriau jūs aptarkite tą su tuo gydytoju, kuris jums paskyrė tos statinus. Tik tokius bendrinius požymius galiu pasakyti, kad užblokavus, pilnai suprantate, nevyks visų tų cholesterolio funkcijų, kurias aš jums minėjau, kad jie neįs į ląstelių sienelę, kad jie neįeis į šitų hormonų gamybą ir sunkiau bus su vitamino D sintezė ir norint atstatyti vitaminą D ir panašiai. Kai kurie autoriai sako, gali kilti problemų dėl ir cukrinio diabeto ir labai naudojant statinus dažniausiai pradeda streikuoti kepenys, nes jos labai apkrautos ir naudojant statinus būtina tirti kepenų rodiklius. Dažnai jie pakyla ir netgi kartais tai būna, reikia arba keisti, arba mažinti, arba nuimti šitos statinus. Kitas labai nepalankus faktorius, kurį pajaučia pacientai, tai yra raumenų silpnumas. Todėl naudojant statinus labai rekomenduojamas tas vaikščiojimas, stiprinti raumenyną ir panašiai. Yra visiškai naudojant statinus, kas jau tas gydytojas, kuris jums paskyrė, jūs turite ir prašyti, kokie bus pokyčiai, kokie gali būti neigiamos pasekmės. Ir aišku, dabar mano pranešėjai ir tos pasikeitusio požiūrio į cholesterolį teigėjai vis tik tai labai atsargiai ir neteigia, kad tuos statinus reikia nuimti, ypač tiem ligonėm, kurie jau turėjo arba turėjo infarktą, arba turėjo insultą, vis tik tai lieka prie nuomonės, kad tie statinai yra kaip sudėtinė gydymo protokolo dalis. Bet jeigu mes dar neturime jokių įvykių, tai stenkimės ieškoti kitų priemonių, kurias bandysim čia eigoje ir aptarti. Kokie vaistai yra skiriami, jau jums pažįstami, kas ką vartojate, čia yra daugybė, galbūt nepaminėsiu tą, ką jūs geriate, nes yra ir, kaip sakant, tie įvairūs baziniai vaistai, yra firminiai pavadinimai, jų pavadinimų yra daug, visam pasaulyje gali skambėti kitaip, o sudedamoji dalis gali būti ta pati, tai dažniausiai atrovastinas, rozuvastinas, simvastinas. Ir dažnai dar duoda ir tos fibratus, o fibratai yra tie, kad nesusidarytų krešulys, jisai turi fermentinę, skaldo tą riebalinę molekulę, kad jinai nesuliptų. Cholesterolio pasisavinimas slopinantis vaistai, tai yra kita naujesnė grupė, kuri veikia jau būtent
Jeigu čia tie statinai veikia per kepenis, per tą fermentą, tai kita grupė vaistų neleidžia pasisavinti iš žarnyno. Kaip sakiau, žarnyne irgi gaminasi cholesterolis. Tai yra naujoviškas toks ezetimabas, nežinau, ar kažkaip populiaru ar ne jūsų auditorijoje. Taip pat slopina omega-3 riebalų rūgštis absorpciją, slopina dar iš maisto ir tulžies cholesterolio absorpcija plonajame žarnyne. Čia vyksta jau kitam lygmenį. Ir būtent tas vaistas jau kaip statinai neturi tų šalutinių poveikių ir skyrimo apribojimų. Ir būtent tas naujasis ezetimabas gali sumažinti mažo tankio tą blogąjį cholesterolio kiekį apie 18%. Ir dėja, aš žiūrėjau, kad toks, kuris būtų 100% ar bent 80% vaistas, kuris sumažintų cholesterolį, daugelis ir rašo 18-20% galima sumažinti. Aišku, yra dar pagalba tokie, kadangi čia yra riebalų apykaitoje labai įjungiama tulžies rūgščių sekvestrantai yra skiriami kartu su nikotino rūgštim. Bent mes, kai dar studijų metais, tai atsimenu tą nikotino rūgštį ir leisdavom ir gerdavom, gal žinote jo poveikį, darosi toks karštis, įsiplečia kraujagyslės, jos gauna tokį masažą, kur ten probleminė vieta, tai rausta kaklas, tai veidas, bet tai yra trumpalaikis, toksai kutenantis, o kiti iš viso netoleruoja, net ir pykinimą sukelia, matomai kažkur ten tą plečiantį vaidmenį atlieka skirtingose vietose. O jau ką kalbėti, kiek mes patys galim, būtent sergant pirminę hipercholesterolemija, pirminių cholesterolio padidėjimu, vartoti maksimaliai šių preparatų dozę, tai mažo cholesterolio tankį sumažina apie 20%. Taip. Ir taip yra tokia tendencija. Vieni iš naujausių lipidus koreguojantį, būtent cholesterolį koreguojantis preparatai, vėlgi, kaip mes esam kalbėję, prie autoimuninių ligų, prie tokių sunkių retų ligų, kaip opinio kolito, kaip Krono ligos, kaip reumatoidinio artrito, naudojami biologiniai preparatai. Čia yra pavadinimas sudėtingas, kurie būtent tą naujovę ir davė didelį šuolį, didelę tikimybę, kad sumažina iki 71% blogojo cholesterolio kiekį kraujyje. Ir tai yra monokloniniai antikūniai, tai yra labai labai brangus vaistai, dažniausiai skiriami, kai yra šeiminis, tos vadinamos paveldimos cholesterolemijos, ir Jungtinės Amerikos valstijos būtent prie šitų ligų ir patvirtino tokiu pavadinimu mipomerseną ir lomitaridą. Taigi matote, kad pasaulis nestovi vietoje, mokslininkai, tyrėjai ir gamintojai daro tą kryptim labai daug. Ir būtent šitie visi biologiniai preparatai, galbūt ir atsimenate, kad jie yra leidžiami į veną 1-2 kartus per mėnesį. Ir pasaulyje, kai kuriuose šalyse yra registruojami tokiais pavadinimais, parašiau, bet tikrai neįsiminkite, evolukumabas ir alirokumabas. Tai kaip mes kalbėjome apie jau infleksimabą, kur turėjome autoimuninių ligų, retų ligų sąrašą, ten irgi lėtinio uždegiminio proceso korekcijai. O čia, kaip pamatėte, kraujotakos irgi lėtinis uždegiminis procesas. Taip kad perspektyva ir ateitis, manau, priklausys šitiem preparatam. O mes patys, ką galime pasirankioti, ką galime savo padėti, tai mūsų aplinkoje turbūt ir jau kapsulės, kai kas naudojate, tai yra valgomojo česnako, tikrasis artišokas, linas mūsų gelbėtojas apdainuotas, kuris mus rengė ir audiniai buvo ir pluoštas, ir daug priemonių turėjo mūsų protėviai iš lino, o dabar mums liko kaip sveikatinanti priemonė.
vienstiebė gudobelė, turbūt gudobelę tikrai žinote, lašiukai prie širdies įvairių sutrikimų, mėlynžiedė liucerna arba alfa-alfa, kai kas tokius papildus naudoja ir labai labai gerai pasijaučia. Raudonasis dobilas, jis irgi ir hormonus, ir kraujotaką tvarko. Paprastasis amalas, čia kiekvienas apie kiekvieną, ir paprastoji kiaulpienė, kurios dabar mes turime. Ir labai džiaugiuosi, jaunimas, jaunieji ūkininkai netgi pasidalina receptų. Prisirinkti reikėtų arba kiaulpienės lapų arbatą daryti, arba žiedų. Aišku, tik tai nelaikyti, nedžiovinti, nes jie mums visam kambarį išskraidys su savo parašiutais. Ir labai gerą receptą pateikė mano kaiminystėje jauna ūkininkė, kad susirinkti kiaulpienės dar tuos nepražydusius, kaip vadina, kaparėlius, tos būsimus žiedelius, susirinkti, susimaišyti su česnaku ir į litrą vandens, šaukštas druskos, ir mes turime jau fermentuotą, palaikyti, vyksta rauginimo procesas, turime fermentuotą aktyvią medžiagą, tai ir iš česnako, ir iš kiaulpienės. Tikrai turbūt gamta nebereikalo mums po kojomis kloja gelbėjimąsi ratą, ir tiek daug kiaulpienių aš savo vaikystėje nematydavau, kiek aš dabar jų matau. Tai turbūt gamta žino mūsų problemas ir tuos augalus mums tiesiog ryškina, neleidžia iš akių išleisti. Ir čia dar netgi drįsau prašyti, jūs apie kiaulpienę tikrai žinote, pasižymi teigiamų poveikių širdies kraujagyslių ligų rizikos veiksniams. Tokiems netgi įtakoja medžiagų apykaitą, nutukimą, nes tai yra kartuminas, tikrai nepasidžiaugsit kiaulpienės lapą suvalgę, bet į kelis lapelius įpjausti į salotas, tai tikrai nepajausite, bus kaip sakyt, 5 skonių papildymas, kad padeda prie padidinto būtent hiperlipidemijos to cholesterolio, netgi prie visų rūšių tų riebalų struktūrinių sudedamųjų dalių padidėjimo. Tai tikrai agituoju pasivaikščioti švariuose pievose, prisiskinti, pritaikyti šitą receptą. Tikrai, manau, blogiau nebus, jeigu jūs paskui į salotėlės tą česnakiuką ar tas kaparėlius kabutėse, tikrai tai ne kaparėliai, bet tai lietuviški, panaudosite. Tikrai tai yra įmanoma. Ką dar labai populiaru, kokie preparatai? Tiesiog visam pasaulyje ir visi žino raudonųjų mielių ryžiai. Taip vartojami kaip alternatyva. Yra gi grupė, kurie tikrai susipažinę su statinu, su netoleravimu. Aš atsimenu, Amerikoje sutikdavau, ten buvo tuo laiku labai madingi tie statinai, ir pirmoje eilėje, ką jos sakydavo, man labai, aš viduriuoju, aš nepernešu, aš negaliu naudoti, ir va tas atsisakymas tada jos pervesdavo ant raudonųjų mielių preparatų, ypač tų pacientų, kurie negali dėl būtent sukeliamų tų medžiagų, ir netgi pajausdavo jau labai greitai, už savaitės 2 pajausdavo labai stiprius raumenų skausmus, va tą, ką aš sakiau, kad vystosi raumenų atrofija, silpnumas ir skausmai netgi dasideda. Ir taip pat skiria tokius junginius, kurie stabdo to fermento, kurio minėjau kepenyse, kuris sako kepenim gamink. Būtent tie raudonieji mielių ryžiai, jie įeina į tą kompoziciją, kaip sakyti, alternatyva statinams pagal tą patį grandinę cheminės reakcijos poveikis. Ir iš raudonųjų ryžių yra toks preparatas monokolinas. Mano sutikti pacientai labai džiaugiasi ir jo naudojimu. Jisai chemiškai yra identiškas lovastatinui, kurio rekomenduojama veiksminga dozė yra 10 mg iš fermentuotų mielėmis raudonųjų ryžių. Tai štai koks yra alternatyva, jeigu mes turime labai platų kitų statinų poveikį.
Ir aišku, preparatai, apie kuriuos jau jūs daug kalbate ir visos firmos, kurios pas mus įsipareigojusios tuos papildus mums reklamuoti, tai ir teigia, kad riebalinės rūgštys omega 3, vengiant tų cheminių statinų, labai naudoja. Galim pasirinkti žuvų taukus, įvairius kompleksus kartu su kitais priedais, kur yra lecitinas, cholinas, įvairios kompozicijos. Ir netgi kardiologai išrašo mums tokį omega 3 apie 1 gramo, labai didelį kiekį. Kasdien vartojant po 2-3 gramus nesočių riebalų rūgščių, tai sumažinam trigliceridų kiekį, ką aš ir minėjau, pagrinde iki 30%. O vartojant dar didesnius kiekius, deja, kai kurie moksliniai tyrimai sako, kad gali būti blogojo cholesterolio ir padidėjimas. Matote, kiek čia yra dar ant svarstyklių padėtų neaiškių, pilnai iki galo neištirtų ir galutinai nepadarytų išvadų. Taip kad mes akcentuojam omega 3, kad mažina cholesterolį. Mano šaltiniai teigia, kad tai aktyviausiai veikia į trigliceridus. Ta kita, kur praktiškai jums galbūt ir gydytojai nesako, kad lipidogramoje atlieka ir tokį tyrimą. O labiausiai prašo iš mūsų, labai prašo to fizinio aktyvumo, judėjimo, mityboje daugiau tų maistinių skaidulų, riešutų, čia yra jau ir net augalinių tokių pagalbų, sėklų, aišku, tas musulinas, česnakas ir balkšvojo gysločio, tikriausiai žinote, apie skaidulas čia atskira tema ir turbūt daug paskaitų jau esate išklausę, kokios jos yra, tirpios, netirpios. Stengiausi paieškoti, kokių dar augalų, čia turbūt pažįstate ir jau dabar pas jūsų, jeigu turite šiltnamį ar kur, ar auginate auksašaknę, mūsų paminėta kiaupienė, lemongrass citrinžolė. Galbūt nežinau, jūs galite ją užauginti. Man buvo iš Brazilijos atvežę, bandžiau, bet kažkaip jinai bijo mūsų šalnų. Visai atskira tema yra grybų pasaulis, požiūris į grybus yra visiškai kitoks, yra netgi mokslas, kuris vadinasi fungologija ir fungologai dažnai diskutuoja, ar grybas yra augalas ar gyvūnas, nes jis praeina kelias stadijas, kiti mokslininkai sako, kad tai grybas yra jau lytinis organas, jisai į paviršių ateina tik dauginimusi. Aišku, alijošiaus paneigti negalime mūsų suvokime, kaip reguliuoja ir cukrų, ir priešuždegiminis bergamotas, čia mažina cholesterolį, net užrašyta, kad jo tokia paskirtis. Apie grybus truputėlį išskyriau, yra daug japonų, amerikiečių, kiniečių mokslininkų straipsnių ir mano dėstytojai labai iškėlė į pirmą planą, kad aš asmeniškai tikrai pirmą kartą sužinojau, kad grybuose yra vitamino D. Įsivaizduoji, auga pavėsyje ir sugeba tokią medžiagą sintezuoti. Ir apie tą paminėtą aurikulialis sudėtinė dalis yra lentinanas, jisai būtent ir sutvarko tą cholesterolį kepenyse, kur mums yra įvairių, yra tie vadinami aukštesnieji grybai, šitakė, reišy, meitakė, kordycepsas, lindži ir juose esantis būtent veikliosios medžiagos iš polisacharidų, iš tų sudėtinių angliavandenių, ne iš tų greitųjų angliavandenių, cukraus ir jų priedų, bet iš tų sudėtinių polisacharidų. Jie veikia kraujo krešumą, veikia trombocitų sulipimą, neleidžia jiems sulipti, veikia tą sutirštėjimą kraujo ir šių grybų ekstraktai veiksmingai, tikrai tyrėjai tą atliko, mažina cholesterolio kiekį ir įrodyta, kad sumažina būtent to blogojo mažo tankio cholesterolio kiekį. Manau, kad jūs turite pažinti su kompanijomis, kurios turi šitos preparatus, galbūt ir naudojate ir turite rezultatų. Taip pat norėčiau, kad pasidalintumėt šiandien šios dienos, nes mes praturtinam vienas kitą. Auditorija mūsų yra labai, labai aukšto
lygio ir tikrai besidominti ir turinti labai labai daug žinių. Kartais, ko aš nepasakau, mane papildo, tai aš esu jums labai dėkinga. Tai štai kokie, čia turbūt rojaus obuoliukus įvardinsim, jie tokie, aišku, vitaminas C visada mažins kraujagyslių pralaidumą, kai kraujuoja dantenos, avietės nenurungiamos avietėse, taigi čia cukraus irgi, jos nėra saldžios, jos yra mūsų mylimas linas, čia yra citrusiniai vaisiai, avižos. Kada man teko svečiuotis Amerikoje, tiesiog ant avižų pakelio buvo užrašyta: naudokite 2 mėnesius avižų košę ir jūsų cholesterolio lygis mažės. Jie netgi gamintojai jau tokią reklamą darydavo, nes kas čia veiklioji medžiaga, tai yra tos skaidulos, tos netirpios ir beta-gliukanas, o beta-gliukanas tai jau čia yra veiklioji gydomoji medžiaga, o šita gražuolė yra kinrožė. Mes dažnai, kai važiuojam į Egiptą, į šiltus kraštus ir dabar nesenai iš Dubajaus, tai mes ieškome tokios sultingos, geros, sudžiovintos Sudano. Iš Sudano yra pati aktyviausia arbata iš kinrožės gaunama. Čia yra labai garsus augalas amarantas. Buvo projektas vokiečiai ir ukrainiečiai. Ukrainiečių, žinote, žemė yra turbūt aukso fondas visoje Europoje. Buvo įsipareigoję auginti didžiulius laukus, gal ir augina, negaliu žinoti, jeigu ten nepaliesta karo, iš amaranto daryti aliejų, naudoti maistui kruopas, daryti miltus. Galima nusipirkti šito amaranto ir aš buvau pasisodinus, tai šiltnamį užaugo iki pat lubų, davė daug vaikučių, dabar vis reikia vis mažinti ir mažinti. Tai čia jisai įeina į tą grupę. Pažiūrėkite, ko nusipelnė agrastai, įeina į tą mūsų gelbėjimo frakciją. Čiagi vėl vieni myli, kiti nemyli, tai yra kalendra. Vieniem kvapas, ten visokių fantazijų duoda šitą kalendrą, bet tai tikrai, jeigu nuvažiuodavom anksčiau į pietus, į Gruziją, į Sočį, tai jų turguose kvapas nuo kalendrų tiesiog sėdėk ir būk, tai yra užgožia visus kitus ir žuvies ir mėsos kvapus, tai yra tikrai aktyvios medžiagos. O ką bekalbėti apie artišoką? Aišku, aš dažnai svečiuojasi Ispanijoje, tai artišoko tikrai iš jo suvalgyti to kiekio mažai, bet maistinių skaidulų labai labai daug. Ir daugelis autorių apie daigintas ir kryžmažiedžių augalų sėklas ir kitus daigintus, nors onkologas mūsų role labai sako atsargiai, aišku, kas turim onkologinės, nes jos skatina augimą ląstelių ir vėlgi reikia labai individualiai su tokiom aktyviom medžiagom dirbti. Tai vėlgi netgi žalioji arbata, ten labai mylima Indijos ir kiniečių. O, pavyzdžiui, Maroke gausite tik tai mėtų arbatą, kad tik būtų vėsiau, šalčiau. Kiekvienas kraštas turi savo ciberžolę, nenuriungiama, šiandien apie ją daug kalba, kai jinai galingas priešuždegiminis elementas. Ir man tik noriu parodyti, kad čia yra anglų kalboj dandelion root, reiškia kiaupinės šaknys, kiaupinės lapai, kiaupinės žiedai, tiesiog, manyčiau, neapeikime. Ir čia sėklos kanapių. Vėlgi, cholesterolį mažina riešutai, daržovės, vaisiai ir skaidulų turintys produktai. Tai yra augalų, ta vadinama ląsteliena arba celiuliozė. Ir juose augalai irgi turi tą vadinamą cholesterolį, tik jis vadinasi fitosterolis ir savo cheminė sudėtim labai panašus į cholesterolį. Taigi, jeigu mes jį naudosime, tai to cholesterolio korekcija irgi mums bus sėkminga. Ir patekę į virškinamąjį traktą būtent trukdo tam cholesterolio visai apykaitai, kur aš ją nurodžiau. Taigi rekomendacijos mūsų mityboje, ką mes patys galim padaryti savo sveikatos labai, rinkimės tos sudėtinguosius angliavandenius. Tu kažkaip, kai bus sunku, kai
kaip sunku mums atsisakyti jų, nes konditerijos pilnai susitinkam prie kavutės, prie arbatos, kas pas mus būna sausainiukai, mūsų mylimas šakotis ir visi saldėsiai. Rinkimės ryškias spalvius vaisius ir daržovės. Daržovių tikrai turi būti iki 500 ir vaisių 400, jau jūs tą žinote kiekius, įvairius kokteilius, plakinius pasidarykime. Tiesiog labiau pamėkime kyvius, šilauogės, avietės, greipfrutą, kur yra mažiau netgi cukrų. Išbraukime iš raciono uždegimą sukeliančias omega-6 riebalus, kukurūzų, sojų arba su jais pagamintų perdirbtų maisto produktus. Tai čia galima tik skaitant etiketės, jau apie margariną iš tolo čia ant manęs gamintojai ir konditeriai tikrai. O taip pat ir aš kepdavau tokius kaimiškus sausainius, pakelis margarino, 6 kiaušiniai, kodėlgi ne, toks receptas buvo, bet kada negalvoji apie tą sudėtinės dalis ir jų poveikį organizmui, tai kažkaip psichologiškai neturi. Pažiūrėkite, vienas valgomas šaukštas kukurūzų aliejaus turi 7280 mg omega-6. Tai tikrai jau kukurūzų aliejaus nepirkite, nors būtent tokie receptai, kur paruošti yra ir troškinius daryti, reklamose dar būna kukurūzų aliejus. Sojos aliejuje jau yra irgi panašiai, beveik 7000 mg omega-6. Tai jau čia moksliškai įrodyta, nuo ko mums reikėtų nutolti. Ir naudokime alyvuogių aliejus, arba geriau, arba sviestas, pagamintas iš augalinių maistų šertos karvės. Tai, kaip aš sakau, Alpių pienas ne kiekvienam. Tai vėlgi šiandien mes esame. Ir, pavyzdžiui, vištų kiaušinės, kaip ir Morozovas jūsų paskaitoje jums yra teigęs, kad jeigu višta ten slieką pagavo žvyro gabaliuką ir laisvai auga, ten ir to trinyje, to cholesterolio nėra tiek, kiek jos auginamos su hormonais, su antibiotikais, pagreitintų būdų, fermose, paukštynuose ir taip toliau, ir visai skirtingas maistas. Bet tai vat ir tų transriebalų ant aliejaus tikrai, kokį mes jį beturėtumėm, jeigu jis apie augalinius riebalus ir jų panaudojimą visai atskira tema, ir manau, jūs jau esate įsinagrinėję ir girdėję, yra paverčiami kietų. Iš kur gaunasi tie transriebalai? Tai įvyko tokia gamintojų išmoko, kad jie pagaminti skystį, paversti į kietą frakciją. Tai jie būtent skystieji riebalai yra paverčiami margarinu, ten surišant, sujungiant tokias vandenilio molekulės ir pasivadina trans jau tarp tų ir tarp kieto ir tarp skysto ir pavadino margarinu. Bet čia nesigilinkim, geriau apie jį stenkimės pamiršti, ir tokių produktų, kur sudėti margarinas ir neleidžia skystiem augaliniams aliejams apkarsti, jie neturi, bet jie neturi jokios maistinės vertės. Kodėl jie tokie naudingi? Geras, tikras produktas genda, jisai oksiduojasi saulės šviesoje ir deguonies poveikyje jisai apkarsta ir tampa nuodingas mūsų organizme. O kad išgelbėti žmoniją ir nebadautumėm, tai vat sukūrė tokius ilgalaikius, kuo ilgiau, kuo daugiau konservantų, kuo ilgesnis galiojimo laikas, tas produktas mums yra nebesveikatinantis, kenkia sveikatai, padidina to cholesterolio, triglicerido kiekį ir sumažina netgi tų gerojo cholesterolio kiekį. O omega-3 ieškokime šaltųjų jūrų žuvyse, silkė, skumbrija, lašiša. Ir dar noriu perduoti žinią, kad šios žuvis neturi būti termiškai apdorotos. Aukšta temperatūra suardo omega-3. Man čia irgi sukėlė liūdėsi, aš mėgdavau lašišą su daržovėm, su kokiam išvirtom ryžiais į orkaitę.
O dėja pasirodo vėlgi šita temperatūra, ypač mikrobanginės, mums šitą gėrį pakeičia, padaro kitą struktūrą ir tikėdamės, kad mes čia ojojoj lašišą valgome, keptą ar virtą termiškai apdorotą, dėja nuostoliai. Ir šiai dienai taip pat noriu pasakyti, kad džiaugiuosi, jau buvo pasirodę pranešimuose prieš Velykas, kad irgi labai reikia stengtis, kad kiaušinio trynys nebūtų kietas, tik tai išlikęs minkštoje frakcijoje, jis neperkaitęs, nepervirtas, išlaiko visas maistinės medžiagas. Aš visada kiaušinį laikiau, tai yra, ką mes laikome, laikydami kiaušinį rankoje, įsivaizduokime, kad mes laikome ląstelę. Tai yra ląstelė ir yra tiek sudėtinių dalių, kad iš jo gali būti ir plunksnelės, ir kauliukai, ir akytės, ir širdelė. Ir įsivaizduojat, kad kiaušinio jau trynys, jisai suverdamas, temperatūra suardo tas struktūrinės sudedamasias naudingas mums medžiagas. Taip kad tas gogel-mogel, kur mums mamos duodavo po persirgimų, per sunkių ligų, tai būdavogi tai žalias kiaušinis, o vyrai gerdavo su alum, o putpelių kiaušiniai vėlgi, žodžiu, čia jau gal ne į tą temą. Ir nieko negaliu paguosti, vis tik tai rekomenduoju tas mūsų daržovės, vaisius, kuriuose gausu maistinių skaidulų ir naudingi ne tik kraujagyslėms, bet visam organizmui. Kadangi cholesterolis palietė žarnyną, žarnyno sveikata numeris 1 ir kaip mums reikia išsaugoti gerasias bakterijas, ką jos mėgsta. Tik tai blogosios bakterijos mėgsta tos cukrus, pakaitalus ir jos ten dauginasi, kandida tai iš viso mums užsakymus daro, iš žarnyno siunčia signalą į smegenis ir mes negalime praeiti, mes alpstame, kaip mes norime ten Napoleono, tortuko ir saldėsio kažkokio. Čia mus jau valdo mikrobai, kurie užvaldė visą mūsų žarnyną, o po antibiotikų, po stresų mes gerųjų bakterijų netenkam. Šiai dienai labai aktualus ir propaguojamas tas fermentuotas maistas. Ir išskyriau kaip cholesterolis ir maistinės skaidulos. Kaip aš ir minėjau, kad cholesterolio per dieną su maistu mums reikia 300 mg sveikam žmogui, bet kasgi tą skaičiuos, jeigu aš jums čia įveščiau tas kalorijų lentelės, gramų lentelės, tai būtų epizodas, kurį su šią akimirką užmirštumėt ir ta statistika kažkaip pas mūsų auditorijai, aš su ją nepiknaudžiauju. Ir skaidulos sudėtiniai angliavandeniai, jie irgi vadinami angliavandeniai, bet jų neveikia virškinimo fermentai. Jie kokie atėjo, atliko savo darbą, pamaitino mūsų gerasias bakterijas, išburko, padidino tūrį. Mūsų žarnyne pritraukia vandens, tie tirpus angliavandeniai, jie pasidaro tokią želatiną, sutraukia visus toksinus, nuodus ir eidama žarnyno apvalo, o tie, kurie netirpus, tai tiesiog skatina žarnos motoriką, žarna gaudama kažką grubaus, stengiasi aktyviau judėti, bet reaguoja tik tai į tas grubes, netirpes maistinės skaidulos. Ir taip suprantama, kad jau ir mažiau susirpsime to cukraus ir tų riebalų tokiam žarnyne, kai turėsime tų skaidulų. Aš visada propaguoju ir labai lengvai įsisavinimas. Patarimas: pusę porcijos pietų, pusryčių, vakarienės daržovės. Tai yra nepakeičiama formulė ir nieko mes geriau negalime sugalvoti savo. Jeigu labai sudirgintas virškinimo traktas, negalite ant tų žalių salotų, taigi turime šakniavaisius ir termiškai apdorotus ir troškinius, galime al dente pasidaryti. Ir, pavyzdžiui, pomidoras žymiai daugiau tų veikliųjų medžiagų likopeno atiduoda termiškai apdorotas, lygiai taip pat 5 kartus daugiau vitamino A, beta karotino iš morkų gausime, jeigu jis yra termiškai apdorotas, arba dar su kokiu tai riebaliuku, su aliejum užpiltas patekimą. Neaplenkime avižų sėlenų,
iš vaisių žievelės, lobelės, mes dėja dėl tų chemikalų nupurškimų jas šalinam, bet kiek įmanoma, arba plaukime, arba tas priemonės panaudokime, ar atmirkykime geriai su soda, kad galėtumėm panaudoti ir lobelės, ir žievelės, ir seklytės, tai bus tos netirpios, kurios skatins mums žarnumo atotrūkį, bus profilaktika šitom užkietėjimams, lengvins tą turinio judėjimą. Jūros kopūstų, dumblių, dabar irgi labai populiaru, aišku, kas jau su skydliaukė, pasitarkit su endokrinologu, jodo perteklius, kad jeigu jums nereikalingas, o kartais jo trūkumas, o dauguma mes jo turim trūkumą, kai sako joduota druska, bet jodas kaip ir chloras yra garuojanti medžiaga, tai kažin kiek jo ten belieka. Ir, kaip sakiau, fermentuokit, rauginkit, dabar ir pamokėlių yra, ir patarimų yra, padėtų mums ir tas imberas, nes jis turi labai daug skaidulų, špinatai, balkšvasis gysluotis, tai yra anksčiau su gysluočiu visas uždegiminės skrandžio žarnyno ligas buvo toks, tiesiog gysluotį sudžiovindavo, padarydavo granulės ir gerdavo pavalgomą šaukštą, o ką, kai nebuvo tų mūsų greitai veikiančių vaistų. Kalbos nėra, ir gerųjų bakterijų reikia, ir gerųjų bakterijų galima gauti iš tų raugintų produktų, iš rūgščių pieno produktų, kefyro, rūgpienio, jogurtėlio, graikiško grūdėtos varškės. Ir būtent jų dėka galima jau susimažinti mažojo ir labai mažo tankio to blogojo cholesterolio kiekį. Ir manau, kad šios dienos tema kaip nebūtų ir šiai dienai tiek. Smagu, kad žiūrėjote šitą video iki pabaigos. Parašykite komentare, kokį produktą naudojate, o gal įtrauksite į savo mitybą, kad sureguliuotumėte savo cholesterolio kiekį organizme. Jeigu domitės sveikatingumo, sveikos mitybos bei psichologijos temomis, kviečiu jūs užsukti į mūsų puslapį www.psichologijoscentras.com. Ten rasite pačius populiariausius mūsų sveikatingumo ir psichologijos kursus. Aš labai rekomenduoju jums mitybos specialistės Tautvilės Šležaitės Miller kursą Sveikos virškinimo sistemos strategijos, kuriame lektorė papasakos apie tai, kaip pagerinti virškinimą esant skrandžio veiklos sutrikimams, o taip pat apie kepenų detoksikaciją, žarnyno ir veiklos, mikrobiotos ryšį bei organizmo valymą. O jeigu esate smalsus, kviečiu jūs dar nepabėgti ir užsukti į mano YouTube kanalą. Ten rasite 10 panašių video edukacijų psichologijos ir sveikatingumo temomis. Iki kito penktadienio.